Pradėjau sportuoti būdamas 10 metų ir šiuo metu suskaičiavus tai būtų 27 metai. Dalyvauju tame karatė ne tik kaip aktyvus sportininkas, bet šiuo metu teisėjauju varžybose, padedu sportininkam ruoštis diržų egzaminams. Anksčiau buvo aktyvus sportas, daug prakaito įdėdavau, kiekvieną dieną į treniruotės eidavom, dalyvaudavau pastoviai varžybose. Esu daugkartinis Lietuvos čempionas, teko dalyvauti Europos, pasaulio čempionatuose, iš kurių grįžau su 3 vietų medaliais. Dabar tas yra šeima ir to laiko tiek daug aktyviai sportuoti neužtenka, yra darbas, kur reikia dirbti. Dėl to jisai šiuo metu daugiau toks kaip hobi yra. Gyvenime tenka susidurti su įvairiom tokiom situacijom, tarkim, kad ir ieškant darbo. Darbdavys priima patį geriausią. Karatė irgi jinai skatina būti geriausiu. Kada dalyvauji varžybose, užimi kažkokias tai prizinės vietas ar nugalėtojo vietas, laikai diržų egzaminus, tai jau kažkiek įsiveli į tą tokią stresinę, nepatogią situaciją ir gal dėl to gyvenime irgi žinai, kad aš esu tą pasiekęs ir dėl to yra drąsiau eiti pirmyn, nesustoti vietoj. Ne per metus, ne per daug, bet galima pasiekti kažkokio tai rezultato ir jeigu tas hobi teikia malonumą, tai jį reikia palaikyti.